Kompasas yra paprastas matlankis matuojantis kampus. Jo pagrindinės dalys yra besisukiojanti galvutė, adata, kurios raudonasis galas visą laiką rodo šiaurę, orientuojanti žyma, šiuo atžvilgiu tai yra dvi žalios linijos pažymėtos, orientuojanti žyma visą laiką yra prie šiaurės, bei kažkokia tai judėjimo krypties arba navigacinė žyma, šiuo atžvilgiu yra lupa ir dvi skylutės, būna rodiklytė arba juodas kvadračiukas arba kažkaip kitaip pažymėta kryptis, į kurią jūs judėsite. Ant galvutės jūs matote pagrindinės pasaulio šalis, tai angliškųjų sutrumpinimais pirmosios raidės, tai N šiaurė, S pietus, E rytai, W vakarai. Norėdami judėti ir radę aprašymę kažkokią tai kryptį, tarkim pietvakarių, nusistatau pietvakarių, tai yra tarp pietų ir vakarų, nusistatau pietvakarių judėjimo kryptį, maždaug per vidurį tarp pietų ir vakarų, su savo judėjimo kryptimi, kuri yra štai čia. Ir laikydama kompasą horizontaliai, sukuosi, kol mano adatos raudonoji dalis atsiduria tarp dviejų tų žalių lygiagrečių atkarpų, tai yra orientuojančios žymos, ir tada žiūriu, į kurią pusę rodo mano judėjimo krypties arba navigacijos žyma. Šiuo atžvilgiu lupa ir dvi tos skylutės ir aš žinau savo judėjimo kryptį. Horizonte galiu išsirinkti objektą, kad būtų lengviau, kad nežiūrėti visą laiką į kompasą, galiu išsirinkti kažkokį medį, akmenį, namą ir tada eiti tą linkmę. Būtų geriausia, jei kompaso vedliu paskirtumėt vieną iš jūsų kompasų. Jeigu dar neaišku, kaip naudotis šituo matlankiu, kuris kompasu vadinasi, tai galite rasti instrukciją maišelėje. Arba žiūrėti video dar kartą. Tai viskas. Geros kelionės!